Gerbiamas Seimo nariai, merė, tarybos nariai, skautai, bendruomenės pirmininkė ir visi svečiai, kurie atvyko į Svėdasų bendruomenės namų atidarymo šventę. Iš visų bendruomenių, iš Svėdasų bendruomenės mes gaunam daugiausia raštų, daugiausia iniciatyvų yra ir daugiausia priekaištų. Mes turim 2 vietas tokias unikalias Svėdasus ir turim Kalarską. Tai reiškia, ir seniūnų veiklą jie kontroliuoja bendruomenę ir daug pasiūlymų labai duoda, netgi prieštaraujančių kartais vieni kitiems savo pasiūlymais ir matosi, kad pirmiausia jūs turit savo tarpusavį susitarti, kad tie jūsų pasiūlymai būtų apgalvoti, bet labai džiugu, kad jūs jų turite, kad rūpinatės ta vieta, kurioje gyvenate, kad džiaugiatės tuo ir panašiai. Kaip ir minėjo Sonata, pirmiausia, sutarimo jums visiems linkiu ir matau, kad iniciatyvos yra tikrai pakankamai pas jūs, tos iniciatyvos yra remiamos, palaikamos ir mes palaikysim savivaldybėje tas iniciatyvas. Aišku, dabar vienas pastatas yra noras Australiją visą užkariauti, tai nežinau, kaip pavyktų ją įsisavinti, nes paprastai reiškia, gavus tam tikrą teritoriją, plotą ir pastatus juos išlaikyti nebūna taip lengva, todėl, kad reikia investicijų, reikia daug darbo. Aš noriu palinkėti jums šios dienos geros šventės, kad čia būtų jauku jūsų namuose, bendruomenės namuose, kad būtų visą laiką žmonių, kad jie nebūtų tušti, būtų prižiūrėti, šilti. Kunigas savo darbą atliko, aš manau, kad piktosios dvasios neužeis. Tai sutarimo jums ir gerų idėjų. O mes jau neturime. Eilinę dieną rojai, tu klaupdamas eini, ieškodamas rytojaus, kad galėtum pasakyti, pasaulis tavo kojom, tu norėtum paklausyti dainų, kurias dainuoja pasaulio pakrašty, kur vyti nenustoja, staiga pusiau galai sustoja, kai viską blaiviai apmąstyt, ką palikai, ko išėjai, tavo pirštai nieko nesigloja, tik tavo širdyje nutirpstas miega žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose. Pirmininkai, pat jūsų, kad ir bendruomenės pirmininkė ir visi bendruomenės nariai, kad niekada nepritrūktumėt iniciatyvos, entuziazmo. Kaip ir minėjo meras, tikrai svėdasiškiai yra aktyvūs ir gaunam užklausų ir tikrai dėmesio iš valdžios niekada nepritrūks. Buvo sudėtinga labai Svėdasuose, aš atsimenu, prieš 4-5 metus, kai niekur neradome bendruomenės pirmininkų, atsiradus Astai, reikalai pajudėjo į priekį ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs spėjote iššokti į paskutinį vagoną, nes šis, reiškia, vietos veiklos finansavimo laikotarpis baigėsi ir kaip tik vyksta uždarimas to mūsų, reiškia, vietos veiklos grupės projektų, kaip tik baigiamasis čia yra. Aš atsimenu, kai sunkiai surinkame tą 100 000 litų ir šiek tiek, kai sakant, įsitaupytų kitų projektų ir skiriame ir labai neapsirikome ir turime šiandien rezultatą. Į šitą projektą investuota iš Europinės žemės ūkio kaimo plėtrai skirto fondo 24 000 eurų.
Bendruomenės nariai savanoriškai dirbo aplinkui, jeigu jūs ten stebėsit skaidrėse kai kuriuose, ir jie uždirbo 2700 eurų. Iš bendruomenės sąskaitos dar mes papildomai investavome 1000 eurų iš šitų bendruomenės namų įkūrimą, į aplinkos tvarkymą ir elektros įvadas mums kainavo. Anykščių rajono savivaldybė mus parėmė 830 eurų. Tai didžiuliai pinigai ir galvojam, kad mes sugebėjom juos administruoti, tai jau yra mūsų nuopelnas, mūsų visų žmonių nuopelnas, kad mes sugebėjom tuo pasinaudoti, sugebėjom padaryti to, ką norėjom, ir dabar turim vietą, kur galim tikrai burtis ir turim savo namus. Tai dėkoju visiems, ir bendruomenės nariams, ir miestelio gyventojams, ir Anykščių rajono valdžiai. Dėkui. Aš iš pat pradžių buvau truputėlį įsigandusi jūsų bendruomenės iniciatyvumo, įsigandusi jūsų norų begalybės. Kada mes atvažiuodavom čia, susirinkdavo nemažas būrys, bet dabar aš suprantu, kad ten buvo mažas būrys. Jūsų yra tikrai daug daugiau. Ir visi su savo pageidavimais. Norim to, norim ano, norim dar. Ir tie norai niekada nesibaigdavo. Tai aš pasižadu, kad tai ne pabaiga, kad mes dar jums kiek galėsim padėsim savo patirtim, žiniomis ir visu, ko tik tai galėsim. Minėjo ne vienas ir sveikintojas, kad Svedasai yra komanda, iš tikrųjų bendruomeniai daug narių. Prisimenu vieną tokį įvykį, kai važiavau į susitikimą su bendruomenė vakare ir važiuodamas galvojau, bus kaip visada, pabūsim valandą, pasišnekėsim, pageneruosim idėjas. Tai pabuvau iš tikrųjų 3,5, reikėjo keisti kažkokius planus, sužinojau, kad Svedasuose yra Australija. Informacijos tos daug, idėjų daug, svarbu nesustoti ant įgyvendinimo, nes pats lyder principas laikosi ant 3 bandymų, tai yra viešasis sektorius, vietos valdžia, vietos verslas ir būtent nevyriausybinės organizacijos. Ir grindžiama viskas vietos partnerystė, tai norėčiau palinkėti tos efektyvios vietos partnerystės, nes ne visada pinigai jų dydis lemia viską, nes kaip matome, šitas projektas yra tikrai toli gražu ne pats didžiausias, bet vienas iš mažesnių, bet kaip matome, su dideliu bendruomenės noru, su dideliu atsidavimu ir būtent su ta partnerystė galima padaryti labai daug, netgi su pakankamai ribotais resursais. Ir ko norėčiau palinkėti, tai čia visada skambėjo, kad jie daug labai norų turi, kurie ne visada ten sutampa su galimybėmis. Tai aš norėčiau palinkėti iš kitos pusės, kad galimybės sutaptų su jūsų norais. Tai ačiū. Čia buvo paminėta, kad sunkiai Svedasuos kūrė bendruomenė. Aš turiu tokį savo nuomonę, kad bendruomenių kūrimėse yra 2 svarbiausi dalykai. Tai pats principas. Laisvanoriškas kūrimasis, neprievartinis, ne iš viršaus nuleisti. Ir antras dalykas labai svarbus, tai yra lyderio buvimas. Tikro lyderio, kuris vestų visus į darytų tos darbus ir apjungtų visus. Taigi, šios bendruomenės lyderiai turim tikrai gerą. Mes darbus jūsų matėm nuotraukose, čia ant sienos, pasakot nėra ko, tikrai pagražėjo miestelis labai stipriai. O šitas laikrodis tegul skaičiuoja jūsų ateities gerus darbus. Tai sveikiname nuo pačio didžiausio Svedasų parapijos kaimo ir norim pasidžiaugti, kad jūs turit savo namus, mes irgi turim, bet ne tokius gražius. Gal jūsų toksai nuostabus pasiekimas padės ir mums neprasčiau susitvarkyti. Taigi vieni kitus pasižiūrėdami, pasimokydami, mes galėsime kelti visos Lietuvos
ir mūsų krašto, Anykščių krašto, Svėdasų krašto kultūrą ir visus kitus geriausius dalykus, kuriais ir turi pasižymėti žmogus. Taigi, mūsų dovanas. Ką turim, tuo dalinamės. Mama padarė storį. Manau, kad jūs čia visi susirinkę, nuveiksite daug didelių darbų, bus daug apkabinimų, bus daug prisilietimų, galbūt bus kudenimų. Tai linkiu ilgai bendruomeniai gyvuoti. Dabar dovanoju 1 pusmečio Šilelio prenumeratą ir dar, kadangi šventės, noriu padovanoti mažutę žalią eglutę su mažu angeliuku, kad jis saugotų jūsų ramybę. Ateinantis metai bus vietos bendruomenių metai ir labai sustiprintas dėmesys bus tiek iš Seimo, tiek iš vyriausybės tiem dalykam. Tai jūs patys matot, kad įvertinant ir vietos veiklų grupių darbą, matosi, kad reikalai labai gerai juda ir mes turime beveik kiekvieną gyvenimą tos bendruomenių namus ir pro jau užeiti, gerą pabūti, pasišnekėti. Kaip žemaičiai sako, pasiraukoti susėdus ir tikrai labai gerai, kad yra tų žmonių, kurie sėdė pastatė savo rūmus. Tai aš noriu palinkėti, kad tas rūmas jūsų klestėtų, visada būtų čia šilta, jauku užeiti ir nesinorėtų išeiti iš jų. O artėjant kalėdom ir naujiems metams noriu visiems jums palinkėti ramybės, vadovams entuziazmo, kas visada turėti viltį ir žinoti, kad jeigu kažką užsibrėži, kažko sieki, bet aplinka visada nori jums padėti, nes žino, kad jūs einat gerų kelių, pažangių kelių ir tada formuojasi bendras sinergija ir bendras pozityvas. Ir naudodamasis progą noriu bendruomenės pirmininkei teikti padėką Astai Fjellbekkelent už begalinį norą ir pastangas siekiant visų bendruomenės žmonių aktyvumo ir artumo. Virš debesų, tu prisiminimai, nesėjome kartu, žvilgsnių lydėdami. Tu prisiminimai,